Penktadienio popietė, vasara, spanguolių, citrinų, mėtų, pasiskintų gėrimas ir pokalbis su tavimi apie gyvenimą. Iš ko jis susideda, kokie elementai padaro tą gyvenimą pilną, ryškų, įdomų. Rytas prasidėjo atsikėlus švaroje, gerom mintim, kurią susirašiau į savo dienoraštį, pokalbiu su žmogumi einančiu savo aukštumas, darančiu didžiulį pokytį savo gyvenime, atskleidžiančiu savo galimybės. Tada kavos puodelis ir ramus žiūrėjimas į tolį, mąstant, rašant. Atsikeliu nuo stalo, tu žingsnį aš esu lauke, žengiu ant žolės basom kojom, šilta, žiogai, drugeliai, paukščiai. Ir mintise noriu prisirinkti grybų, kad pasidaryti savo pietus. Kiaušinienę su aguročiu. Tai yra pasidaryti skanų tikrą sveiką maistą. Ir einu savo ramiai į miškelį, kuris yra šalimais, kurio dar niekas neišpjovė. Žinau tas vietas, kuriuose auga voveraitės. Nereikia toli eiti, 5 minutės aš jau esu, kibirėlį pasiėmęs. Rūbais apsirengęs labai paprastais, kuriais ir dirbu. Man nereikia kažkam nusiteikti, esu pats vienas. Einu tai ramybėje, tyloje, tai širdyje. Renku grybus. Ir galvoju, ar gali tai būti, kad aš taip gyvenu? Ar gali tai būti, kad dėl tos malonės iš viršaus aš gavau tokią galimybę patirti tokią patirtį? Kai aš turiu laiko gyventi, kai aš turiu laiko patirti gyvenimą neskubėdamas tokioj formoje. Tai yra didžiulė prabanga, kurią aš turiu turėti laiko gyventi, kai daugelis neturi. Vaikščiodamas ir rinkdamas tuos grybus, iš tikrųjų ten to vaikščiojimo nėra, nes tiesiog pasirenki ir susidedi tuos grybus, aš juos renkuosi tik tam kartui ir palieku juos augti toliau. Ateina ta mintis, kad aš kažkada tai skubėjau, kažkada norėjau būti kažkuo, kažkur mano mintis buvo visą laiką priekyje, arba aš apgailestaudavau kažkokios praeities, o dabar čia rinkdamas tuos grybus, aš esu čia šitame momente.
žinai koks? Ogi esu niekas. Esu tiesiog niekas. Ir man buvimas nieku tai yra mano siekiamybė. Aš nenoriu būti kažkuo. Aš noriu tiesiog gyventi gyvenimą, kuris man jaučiasi, kad yra gyvenimas. Kuris man duoda pojūtį, kad aš gyvenu. Ir dar kartą padėkoju Dievui, kad patekau į tokias situacijas, kuriuose dabar esu. Grįžtu namo, pasiruošiu darbui, kurį atliksiu lauke. Aš dažausi baigiu miegamąjį persitvarkyti ir žydra spalva toje zonoje, kur bus sporto kampas. Taip kaip man atrodo, kad yra gražu. Lentas darausi grindų, užsibaiginėju, kelsiuosi miegamąjį į tą kambarį. Aš planuojuosi savaitgalį, nes savaitgalį važiuosiu anksti ryte į Vilnių sportuoti, pakylėti žmogų į jo gyvenimą. Anksti ryte aš kelsiuosi 4 valandą ryto, rytoj, šeštadienį, kad eiti į savo gyvenimą, kuris yra mano, sukurtas mano sąlygom. Ir aš turiu laiko tam. Aš turiu laiko tam, kad vėlgi gyventi. Aš matau tos drugelius, kurie čia skraidžioja. Aš matau viską aplinkui, nes man nereikia skubėti, nes tas gyvenimas, kuris yra mieste, kurio aš kažkada tai siekiau, jo čia nebeliko. Ir daugelis žmonių net turbūt sunkiai įsivaizduoja, kaip taip galima gyventi, kaip galima taip gyventi, ką ten veikti ir kaip tu dar jau iš vis čia sugebi kažką tai daryti. Toks vaizdas, kad visiems yra užblokuota informacija, kad gyvenimas neskubant, gyvenimas turint mažai, gyvenimas primityviai paprastas yra tas, kas suteikia pilnatvę, kas suteikia džiugesį, kas suteikia prasmę. Nuo visų tai paslėpta, nuo tavęs tai paslėpta, nes tau skauda, tavo širdis verkia, nes tu nesupranti, kas esi. Aš vėl taip gyvendamas, jaučiuosi žmogumi. Aš galiu kvėpuoti, aš galiu jausti, aš galiu mylėti, taip gyvendamas. Kai aš gyvenau mieste skubėdamas, bandydamas susidirbti tuos pinigus didelius, kuriuos pasako, kad reikėjo susidirbti, kad tau reikėjo po to išleisti kažkam vartoti, aš sirgau. Mano siela sirgo, mano kūnas sirgo. Dabar aš klesčiu, tai mano klestėjimas. Nesvarbu, kad aš kelis kartus praradau viską, žmonės mane išdavė, atsisakė manęs, aš kuriu gyvenimą, kurio niekada negyvenau. Turėdamas ar šeimas, ar turėdamas pinigų, aš niekada taip negyvenau, todėl kad negyvenau savo gyvenimą. Aš kuriuosi savo tikrą gyvenimą, nusimetęs tos sluoksnius, kurie buvo uždėti man per gyvenimą kitose išmatavimuose, kaip aš vadinu. Aš dabar matau per gamtos prizmę, beveik kaip pagonis, garbindamas tą medį, garbindamas tą gamtą, tą saulę, kuri pateka ir leidžiasi, tas audras ir lietus, tą žaibą, tą griaustinį, tuos gyvūnus, kurie čia yra. Aš juos garbinu, nes tai yra gyvybė, kuri man duoda gyvenimą. Miestas, kuriame aš atsiduriu, aš jį stebiu. Aš jo neneigiu, aš jo nesmerkiu, tiesiog jis toks yra. Ir aš puikiai suprantu žmonės, kurie ten bėga ir kurie įsivaizduoja, kad tik tai taip gali būti ir kad tik tai galbūt savaitgalį galima ištrūkti ir tik tai per atostogas galima gyventi kažkaip tai geriau. Gyventi galima geriau ir ne tik per atostogas, per visą gyvenimą, nes pas mane nėra pirmadienio, ar penktadienio, ar sekmadienio, ar šeštadienio, pas mane yra diena. Pas mane yra tiesiog diena, kuri atsitinka tą dieną, tą rytą atsikėlus. Ir aš niekada neįsivaizdavau, kad aš taip gyvensiu, kad aš turėsiu tokią filosofiją, kad aš bandysiu tai suprasti. Tokia filosofija vadovaujuosi vesdamas žmonės, sakydamas jiems ir rodydamas, kad jūs galite gyventi gyvenimą visiškai kitokį. Jo nepatyrus to gyvenimo, kokią aš gyvenu, labai sunku suprasti, o tai apie ką čia viskas. Tai dariau, tai kokia čia ta prasmė taip gyventi paprastai ir nieko nereiškiant jokioj socialiniai erdvėj ir neturint kažkokių tai titulų. Tai reiškia
tik tai tada, kai tu pagyveni tokį gyvenimą, įvertini ir sakai, va štai čia tai gyvenimo kokybė, štai čia taip, kaip aš noriu gyventi. Paprastai, minimalistiškai, mažai vartojant, bet darnoje su savimi ir su pasauliu. Iš esmės ir su žmonėmis. Prabanga turėti laiko gyventi yra būtinybė žmogui, kad jis pajaustų, kad jis gyvena. Skubiai darbą, moki paskolas, šeima, vaikai, būreliai, verslai, perkiesi kažką tai, kažkur pakeliauji. Tai nėra tas gyvenimas, kuris turėtų būti tau, kuris turėtų būti kokybiškas. Tai yra šydas, tai yra iliuzija, į kurią tu patenki dėl įvairių formų ir priežasčių. Bet yra visą laiką galimybė išbandyti, o kaip galėtų būti, jeigu aš pasirinkčiau tokį gyvenimą. Kaip aš gyvenu, kaip Darius gyvena, kas būtų, ar tai įmanoma. Mes Lietuvoje, šitoje geografinėje vietoje, turim unikalių vietų gyventi, sodybų, kurios nyksta, gamtos, nereikia ežerų, aš jų neturiu, kad išbandyti tai. Ir tai kainuoja nieko beveik, kainuoja tik tai mąstymą, kad galima tai padaryti, drąsą ir pabandymą, veiksmą. Aš kūriau save tokį, kad aš galėčiau įvairiose situacijose ir aplinkybėse išgyventi ir kurti. To mokau ir žmonės, kurie eina kartu su manimi, kad bet kokiose aplinkybėse atsirastų kūrybingumas, noras keisti kažką tai, bebaimiškumas, drąsa, ta energija pozityvioji ir tada bet kokiom aplinkybėm tu gali įsibandyti, apie ką tas gyvenimas, kokios tos galimybės. Man atsiveria naujos galimybės. Į pasaulį, į gyvenimą gyvenant taip, turint laiko gyventi. Aš negalvoju, kas vyks rugsėjo mėnesį ar kažkada tai. Rugsėjo 12 mes išplaukėme iš Palermo į ekspediciją Sicilijos šiaurę, salos aplinkui ir patirsim kitą realybę. Bet aš negalvoju apie tai. Aš apie tai galvosiu, kai atsidursiu Palerme ir mes pradėsim tą kelionę. Mano vizijos dalyje dabar ateina mintis, kad noriu pakviesti moteris plaukti į tokį plaukimą, ekspedicinį plaukimą. Sąlygos bus šiek tiek kitokios, jos patogesnės moterim bus. Ir kad jos patirtų tą didybę jūros, gamtos, tos stichijos, tos laisvės, to vėjo, tokiu būdu. Ne tik vyrai, bet ir moteris, kad jos galėtų pasižiūrėti iš savo pozicijų, apie ką yra vyrų gyvenimai, nes tai bus dalis mano mentorystės programos, moterims, kaip suprasti tos vyrus, kogi jiems reikia, kas jie tokie. Ir aš taip galiu, ir mano tos mintys švarios ir ta pati idėja ir vizija atsiranda todėl, kad aš turiu laiko gyventi. Ir aš negalvoju, kad kuo daugiau tokių kelionių prikurti, ne. Jos bus labai retos. Tiek, kiek man reikia, tiek, kiek širdis sako, kad daryk, Dariau, tai, kas viduje pas tave užsidega. Taip gyventi yra būtinybė, nes kitaip aš nežinau, kaip vadinti tą gyvenimą. Aš buvau toje pozicijoje, nebenoriu atgal grįžti. Kursiu gyvenimą toliau, gyvensiu, kvėpuosiu, mėgausiuosi, džiaugsiuosi, dalinsiuosi ir linkėsiu tau atrasti stiprybės, pakeisti savo likimą. Būk stiprus.